kaip ir pasikeitė ir nepasikeitė, bet tai visų pirma norėčiau padėkoti tiek Irmantui, tiek visai komandai, kai su jo atėjimu sutvarkė Rūbinę, ko mes prašėm, dabar Rūbinė jau turbūt solidžiausia LKL. Tada tos visos kitos mažos sąlygos, kurios prisidėjo prie augimo šitos komandos, tai matosi, kad klubas žengia didelį žingsnį profesionalumo prasme. Tai tas labai džiugina ir manau, tai padės ateiti pritraukti geresnius žaidėjus, kadangi visi tikrai kalbės apie sąlygas čia. Lietuvius pažinojau prieš tai ir Dovį, ir Marių, ir Vaidą, su Vaidu kartu buvo ir Oskarą tą patį. Tikrai žinau, kad geri vyručiai yra, o su amerikiečiais irgi suradom tikrai labai gerą ryšį, visi labai yra draugiški, nėra jokių taip sakomų, vėžių Rūbinėj, tai tas labai džiugina, kad visi stovim už savus. Tai tikiuosi tą išlaikysim sunkių laikotarpių. Kaip išėjo tas pranešimas, ir čia buvo kalbų Rūbinėj, kad pasirašysim Kemą Redišą, tai nepatikėjau, nes atrodė nesąmonė. Žmogus tikrai su solidžiu CV, žaidęs gerus sezonus tiek Atlantoje, tiek Lakeriuose, tai pasirodė keista, bet dabar einant jau, nežinau, kokiai daugiau negu savaitę praėjo, tai matau pas žmogų šypseną veide, aš matau, kad jam patinka būti mūsų Rūbinėj. Geras žmogus jisai yra, geras dedas, aš nežinau ką pasakyti, ta prasme, pirmas dienas galbūt jo jautėsi šioks toks įtampa tokia, nežinau, nes, kaip ir atvažiavęs žmogus iš ten, galima sakyti, žinai. Vėliau pakalbėjom, labai paprastas žmogus, labai nori mokytis, nėra kad darytų tai, kas jam tiesiog patinka, laikosi visų taisyklių, niekad nevėluoja, tai viskas su juo gerai yra. Imant iš talento pusės, tai kosminis žaidėjas. Aš manau, jeigu jisai eis į formą, jisai bus sunkiai sustabdomas. Ir netgi jau dabar tie geri jo nusimetimai būna, kur tikrai mums belieka tik įmesti į krepšį. Tai aš labai džiaugiuosi tokiu papildymu ir ypač, kad galiu ir pats tobulėti šalia tokio žaidėjo. Aš noriu nuoširdumo, aiškumo ir suprasti, ten, tarkim, kodėl aš ten nežaidžiu ar kodėl aš žaidžiu ir žinoti, kai viskas yra, tai su Dariu, manau, yra labai viskas paprasta. Jisai, kai buvo žaidėjas, pats viską supranta, tai atėjęs pas jį, aš supratau, kad yra tam tikros ribos, tu turi laisvę puolime, tu turi atidirbti gynyboje, neatidirbi gynyboje, nežaidi. Nededi pastangų, nesilaikai plano, nežaidi. Treniruotės yra aiškios, paprastos, sudėtingos, bet normalios. Kokiu reikia tokia komanda kaip mes, tai labai džiaugiuosi, kad esu pas trenerį, kad gaunu jo minčių, kurios tikrai yra gan įdomios, nes jisai buvęs aukščiausiam lygiai, tai ir prie aukščiausio lygio trenerių, tai tas labai smagu, kad galiu gauti patirtį ir pasimti viską, ką jisai moko. Tai man labai džiugu yra, kad toks žmogus stovi prie vairo mūsų. Tikrai labai laukiu tų rungtynių, laukiu atsidaryti pergalę, naują sezoną Šiauliuose. Manau, bus galbūt tokia jaudinanti akimirka, kai reikės vėl žengti ir laukiu tos pačios atmosferos, kurią fanai kurdavo, nes praeitais metais, kai nežaidžiau, tai neteko to patirti, tai laukiu tų emocijų iš fanų ir stengsimės jūsų nenuvilti ir pasiekti pergalę.